pasakyti, ir be to pirmininkė, važiuodama į minėjimą 750 metiniam Durbės lauke įvykusį, kur dalyvavo ir Latvijos Seimo pirmininkas, vienareikšmiai pasikonsultavo ir su istorikais ir taip toliau. Ir jos žodžiai pasakyti, kad, reiškia, jeigu ne žemaičių, jiems į pagalbą perbėgusių kuršių ir estų pergalė Durbės mūšyje, kad žino šiandien geografinėme žemėlapyje būtų žymimus Estija, Latvija ir Lietuva. Iš tikrųjų, šitie žodžiai yra absoliučiai negali. Tai yra iš tikrųjų esmė ir labai svarbu. Įtariu, kad niekas nepastatys Žemaitijai tai pergaliai paminklo par žemaičius. Niekas. Dzūkai labai geri žmonės, bet bijau, kad jie turės savo problemų. Aukštaitija turės taip pat savo problemų. Tai žodžiu, jeigu mes galvotume apie tai, kad mums šita unikali pergalė ir unikalus istorinis įvykis nulėmęs visos Lietuvos likimą yra svarbus, tai aš kvieščiau, reiškia, toliau jį galima, kvieščiau, reiškia, dalyvauti prie projekto realizavimo. Jeigu kam teko lankytis telšiuose paskutiniu laikotarpiu, esame šiek tiek aptvarkę, reiškia, sakykime, miestą, aptampę jį, turėjo labai daug problemų. Ir viena yra iš tokių vietų, kuri koncentruojasi ir taip jau buvo sugalvota, taip teko ją projektuoti, tai jinai buvo skirta tokiems labai svarbiems Žemaitijai, reiškia, įvykiams, reiškia, pažymėti, pabandyti jį sutelkti, reiškia, žmonės, kad, reiškia, mes labai gerai galime, reiškia, daryti šventes kiekvieną savo rajone, bet reikia ir tokių jungtinių, visą Žemaitiją aprėpiančių, reiškia, renginių, ženklų ir taip toliau. Taigi yra pastatytas amfiteatras 900 vietų, jis yra ir su vasaros kino demonstravimo galimybėm, su rungtynių koncertų retransliavimo galimybėm, ne tik tai teatrams, spektakliams rodyti, reiškia, atvirų dangum, bet tai yra, man atrodo, visiškai neblogas, reiškia, inžinerinis ir architektūrinis renginys, pastatytas į šlaitą. Taigi viršutinė terasa, viršui yra iš karto jau suprojektuota, jau prieš keletą metų yra suprojektuota vieta Durbės mūšio paminklai. Taigi dabar pamėginkime pasižiūrėti, kas tai kaip atrodytų. Viskas yra, aplinka jau yra sutvarkyta, pamatai netgi paminklų yra padaryti, apšvietimas taip pat yra padarytas. Dabar lieka tik viršutinė dalis, pats meninis akcentas. Toliau. Tai vat kaip atrodytų paminklas. Viršutinė dalis yra ietis. Žemaičiai, kaip žinom, iš karybos buvo vieni iš profesionaliausių iečių mėtytojų. Jeigu kas domitės istoriją, žinote, kad būtent romėnai garsėjo savo trumpųjų iečių, reiškia, mėtymų, nepaprastai taikliai ir labai galingai. Tai pasirodo, Žemaitija taip pat vienas iš jų ginklų buvo būtent trumpųjų iečių mėtymas ir jų naudojimas. Taigi, reiškia, viršutinė dalis yra numatyta skaidri, tokia prasišviečianti kolona, tai yra iečių imitacija. Apačioje yra apvali skulptūra, kuri vaizduos mūšį ir jos vadą Algminą. Toliau eina juosta 15 cm ir 4 metrų su ilgio yra tai rėmėjų juosta, kur bus surašyti visi rėmėjai. O rėmėjų mes esame nutarę Žemaičių kultūros draugijoje, kad, reiškia, skaityti visus, kurie įneš daugiau kaip 2000 litų. Mes gerbėme visus, laukiame visų lėšų, bet rėmėjo statusas, nes jeigu neštume įrašytume visų vardus, tai mums neužtekti to skvero nebūtų galimybių. Tai, žodžiu, virš 2000 susirašom. Ir apačioj, kaip matot, yra tokia plokštė, jinai susideda iš 8 segmentų, tai būtų 7 kalbom surašyta, reiškia, tekstas pagrindinis ir būtų įdėtas tas geopolitinis žemėlapis, kad galima būtų suvokti, kas būtų buvę, jeigu žemaičiai būtų pralaimėję. Ir jeigu mūsų bočiai nebūtų šitoj vietoj parodę savo ir karybos, ir užsispyrimo ginti savo kraštą.